Mums reikia apskaičiuoti kampo beta, kosinusą ir sinusą. O mes žinom kampo alfa kosinusą. Pažiūrėkime, kuogi skiriasi šiti kampai. Kampas beta, o čia yra štai kampas alfa ir čia pažymėta kampas alfa. Tai aiškiai matome, kad kampas beta yra iš 180 atimti alfa. Tai yra kosinus kampo beta būtų tas pats, kas kosinus iš 180 laipsnių atimti alfa. Galėtumėm šito net nenaudoti, mes tiesiog matom, kad šitų taškų B1 ir B2 abscisės yra vienodos, o ordinatės, šitie dydžiai, skiriasi tik ženklu. Tai jeigu mes žinom, kad kosinus alfa yra 0,8, reiškia štai šitas atstumas 0,8, tai čia taip pat atstumas bus lygus 0,8 ir taško A2 abscisė bus minus 0,8. O tai ir yra kampo B, beta kosinusas minus 0,8. Dabar mums reikia apskaičiuoti sinusą. Mes žinome pagrindinę trigonometrinę tapatybę, kad sinus kvadratu alfa plus kosinus kvadratu alfa lygų 1. Tai jeigu mes vietoj kosinus kvadratu alfos įsirašysim 0,8 kvadratu ir apskaičiuosim sinus kvadratu alfa, bus iš 1 atimti 0,64 pakėlus kvadratu, tai yra 0,36. Dabar traukiame šaknį. Žinome, kad mūsų sinusas yra teigiamas, taigi gaunu 0,6. Sinus alfa yra 0,6. Sinus alfa yra šito taško kaip tik abscisė, tai yra šitas dydis, bet šito taško abscisė yra lygiai tokia pati. Reiškia, mūsų sinus beta taip pat bus 0,6.